Sveiki visi, tai šį kartą servise 007 Landrenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse turime hibridinį Lexus RX 400H. Vienu metu, keletą metų atgal tikrai buvo itin populiarus modelis, dabar gal kiek jau rečiau sutinkamas, bet nepaisant to, automobilis tikrai labai geras, smagus važiuoti, aukščiau sėdi, pakankamai tylus, pakankamai minkštas, erdvus, tai tikrai ne veltui yra toksai populiarus. Aišku, populiarus dar ir dėl to, kad visų 100% ir be problemų važiuoja dujomis. Tai šiam automobiliui sumontavom kokybišką Landrenzo dujinę įrangą, labai trumpai apie jos komponentus tada. Tai Landrenzo Li10 Turbo Oversize dujų reduktorius sumontuotas štai šitoje vietoje, specialus su specialiu surinkimu dervų ir viso purvo ir visų nešvarumų iš dujų dujinės fazės, filtras, dujinės įrangos saugiklis prie akumuliatoriaus, pats valdymo blokas bei skystos fazės filtras slepiasi po šitą plasmasę, taip kad viskas prieinama. Jeigu reikėtų, kaip sakyti, nesunkiai pasiekiama, yra sumontuotas Landrenzo Evo OBD valdymo blokas ir OMB BFC skystos fazės filtras. Patys dujiniai purkštukai Landrenzo grupė priklausantis A, B, A+ yra po oro filtro visa šita viršutinė plasmasė laikikliu. Jie ten puikiausiai telpa. Automobilį be abejonės ištestavom kelyje, puikiai važiuoja, be jokių problemų, be jokių pastabų, tikrai labai maloniai, tyliai, ramiai ir panašiai. Na, visi dujinės įrangos montavimo darbai servise 007, kaip visada, pagal aukščiausius kokybės standartus, pagal tokius pačius, sakykime, reikalavimus, kokie yra keliami montuojant dujinės įrangas į naujus automobilius. Tai turim ir spyruoklinės sąvaržas, specialias dujinės žarnas, kurios kvapo neskleidžia, gamyklinius laikiklius. Visą dujinės įrangos laidyną taipogi adaptuojam specialiai šiam variklio skyriui, visus laidus grupuojame, įvelkame į apsauginės gofras, papildomai jas izoliuojame, kiekvieną kontaktą lituojame, apsaugome termokembrikais su klijais. Reikia paminėti taipogi, kad Lexusas važiuojant dujomis leidžia kuro rodiklę, benzino rodiklę žemyn. Tai nereiškia, kad jisai naudoja benziną, bet tiesiog ta rodiklė leidžiasi dėl to, kad jisai pagal išpuškiamą kuro kiekį skaičiuoja kuro bako likutį, tai tam, kad ta rodiklė atsistatytų, yra sumontuotas papildomas, reiškia, kuro lygio emuliatorius ir automatiškai tą problemą mes irgi būsime išsprendę. Tai gal apie variklio skyrių tiek. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kurio pageidauja klientas. Šiuo atveju tai yra štai šitoje vietoje. Jeigu norim gražiai užsidarom su dangteliu, pakankamai patogi ir gera vieta. Dujų pildymą padarom prie benzino užpilimo vietos, atsidarom, galim iš karto suktis adapterį ir užsipilinėti dujų. Tikrai labai patogu, paprasta ir elementaru. Na ir dujų balionas čia yra montuojamas atsarginio rato vietoje, sumontuojamas yra dugne, papildomai padengtas antikorozinė danga, 69 litrų Bormech pilnaviduris dujų balionas. Tikrai patikimai, tvarkingai, gražiai, estetiškai čia telpa ir atrodo. Tai va, tai tiek apie hibridinį Lexus automobilį. Jei kažką panašaus planuojate įsigyti ar vairuojat, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.